Labas, aš Laura Noreikienė ir kaip vidinių konfliktų specialistė. Šiandien atsakysiu į klausimą, ar galima pakeisti vaikystę. Žinoma, kad ne. Nes jei būtų įmanoma, tai būtų jau kelionė laiku. Ir tai jau būtų nebe terapija. Kad būtų galima pakeisti kažką, kas įvyko praeityje ir pasibaigė, reiktų mažiausiai magijos arba kažkokių neišrastų dar technologijų. Tai ką tai reiškia? Reiktų keisti suvokimą apie tai, kas įvyko praeityje. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad dabar žmonės dažnai siekia grįžti į vaikystę, ypatingai per hipnoterapiją, net ir kitas terapijos rūšis, tam, kad gautų dar daugiau progų paverkšlenti, pasiguosti, pasiskūsti, kokie buvo neva blogi tėvai ir kaip dar galėtum juos apkaltinti dėl dalykų, kurių nedarai jau šiandien, bet jau pats. Ar pati. Tai aš neteigiu, kad nėra žmonių, kurie vaikystėje turėjo sudėtingą etapą arba žmonių, kurie turėjo tėvus, kurie nebuvo tinkami, nebuvo geri tėvai. Visko pas žmonės yra buvę. Pas vienus daugiau, pas kitus mažiau. Kiekvienas žmogus gali grįžti į praeities etapą ir rasti sudėtingą momentą. Tai aš tikrai nesakau, kad nėra buvę blogų dalykų, nėra buvę traumų, nėra buvę skriaudų. Ne apie tai. Bet jeigu tu fokusuojas tik tais į grįžimą atgal, kad iškapstytum dar vieną skriaudą, jo galėtum savęs pagailėti, tai taikai terapijos įrankį netinkamai. Vis tik terapija, kad ir kokia jinai bebūtų, jos tikslas yra įgauti aiškumo, kasgi praeityje nutiko arba kaip tik nenutiko, kas suformavo dabartinį suvokimą, kuris galbūt neleidžia pilnavertiškai gyventi arba judėti į priekį, siekti savo tikslų, svajonių, pildyti norus. Kitaip sakant, kas tave riboja, varžo per tam tikrą įsitikinimą, kiti vadina blokais ir taip toliau. Tai grįžimas į vaikystę leidžia įgauti aiškumo. Aš kartoju tai daugybę kartų, bet tai yra svarbu. Įgauti aiškumo tą tokį, ką mes kartais vadinam aha momentą. Ir tas aha momentas pradeda formuoti naują suvokimą. Ir jei teisingai darbini naują suvokimą, jis leidžia kurti naujus įpročius. Duosiu pavyzdį. Vaikystėje berniukas skriaudė mama. Ji buvo nemylinti, nepagarbi, neatidi, nerūpestinga, žodžiu, visa puokštė. Berniukas, kaip jam gavosi, taip gyveno per tą etapą, kai ką adaptuodavo, kai ką blokuodavo, kai ką užmirštavo, kai ką labai gerai įsimindavo. Bet jis sukūrė suvokimą, kad moteris tai yra specifinis žmogus. Ir sakytum, anokia čia problema. Bet štai kai jis kūrė santykį su moterimi, kuri nėra mama, nes ne mama, tai jis pasąmoningai gali turėti norą arba net suformavęs įprotį kažkokiu būdu pažeminti, įskaudinti, sumenkinti, kitaip sakant, tarsi atkeršyti už buvusią skriaudą. Tai jeigu trumpai, kai neįgaunam aiškumo, kodėl elgiamės vienu ar kitu būdu, mes kartojam seną susiformavusi įprotį. Ir jis nebūtinai bus sąmoningas. Jisai sakys, aš nežinau, kodėl aš taip darau, bet man atrodo, moteris reikia sukontroliuoti, jas reikia suvaržyti, jas reikia sužiūrėti, o paaiškėja, žiūrėk, žmogus tiesiog bando atkeršyti moteriškai giminiai, bet iš tiesų bando atkeršyti mamai už visą tą neteisybę. Tik keršė ne jai, o visoms kitoms savo gyvenime sutiktoms moterims. Tai suprantat, kur problema. Keršyt kitam žmogui, kuris tau nepadarė skriaudos, niekaip nedarys įtakos tam žmogui, kuriam iš tikrųjų norėtum atkeršyti. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių. Kas šitoje vietoje svarbu? Kai vyras įgauna aiškumo, kad jo prote egzistuoja toks įprotis, jis jau tampa iš pasąmoningo sąmoningu. Ir tuomet keičiasi suvokimas apie moteris. Tai, sakykime, tarkim, ne visos moterys yra blogos. Bloga gal buvo tik mano mama. Ir nepaisant to, kad buvo jį bloga, aš sutikau gyvenime daug nuostabių moterų. Ir aš renkuosi būti su geromis moterimis. Nepriklausomai nuo to, kad taip jau gyvenime nutiko, jog mama buvo štai tokia.
Bet jei neįgaunam aiškumo ir nekeičiam suvokimo, įpročiai kartosis tie patys seni. Kitas pavyzdys gali būti, kai atrodo, kad tėvai buvo blogi, nemylintis ir nerūpestingi, o pažiūrėjus į tai jau suaugusio žmogaus akimis, tu suvoki, kad tiesiog jie elgėsi taip, kaip jiem pavyko, kaip mokėjo, kaip išėjo, neturėjo kitų resursų, neplėtė savo suvokimo, dėl to rezultatas buvo toks. Ir žiūrint jau suaugusio žmogaus akimis atsiranda didesnis supratimas ir galbūt pagarba, gal net ir atjautos momentas, kad tėvai ir nebuvo, pasirodo, visagaliai, jie tiesiog buvo žmonės, kurie gyveno šį gyvenimą irgi vieną kartą ir tėvais tampa galbūt irgi pirmą kartą ir visos jų klaidos tampa labiau suprantamos, nepateisinamos, bet suprantamos. Ir tai kaip suaugęs žmogus, žiūrintis į tai kitomis akimis, tu gali pradėti formuoti kitokius bendravimo įpročius su jais arba su kitais vyresniais žmonėmis arba aplamai su kitais žmonėmis. Tai ar gali grįžti į vaikystę ir ją pakeisti? Tikrai negali. Bet tu gali keisti dabartinį savo suvokimą ir ateities įpročius. Taip, kad vaikystė nebebūtų tokia didelė problema, kokia galbūt yra iki šiol.